Ko jūs atėjote šiandien pamatyti? Pamatyti visų pirma renginį gražų, kas vyksta, kaip bendruomeniai mūsų žardininkų kažką tai daro, Baltikumas labai smagu. Kad jis yra pavykęs, puikus, iš tikrųjų. Tai nesitikėjom tokio ažiotažo ir šitiek lankytojų. Dar sakė, vaišins popkorno, tai labai norėčiau. Tai man toj Vaciūnaitė sakė atneš. Tai ačiū. Pažiūrėsim, gal 200 turėsim po pirmojo klausimo. Bandot, noriu prieš tai, kol dar skaičiuosi. Kiek valandų turinio siūlo Baltikum išmaniosios iš vaikų surastų žvejų rūmų direktorė ir atvežtų ją čia. Jeigu jis ją čia atveda, jam bilietas. Bandom ieškoti. Tas, kas pirmasis atves, tam prizas. Tau dabar bus prizas. Ateik. Su kuo atėjai į šventę? Su savo mama. Kur mama? O mama gali ateiti? Ar galėtumėt vieną atidaryti ir perskaityti, kokį, ar gerą koncertą, ar ne? Broliai, gerai, ir du Donatai, ne, Karolis ir Donatai. Ir dar su tokia gražia muzika. Su gražia muzika? Kokia spalva? Mėla, labai toks pačios muzikos. Nu, praktiškai dabar. Sekantis labai vienas nuo kito. Išjungiau netyčia programėlę ir dingo. Visikas išmanioji. Maždaug 11 taškų. Pirma nuo antros atsilieka per beveik 30 taškų. Tai pirmąją vietą. Ir tie žmonės dabar, kada mes jau skelbsim vietas, norėsim, kad ateitų. Dar užlaikom šitą skaidrę. Rankose vieniems metams internetas. Kokiu naudojatės internetu? Baltikum, tai supratau. Nieko tokio, 100 eurų ir viskas. Ne, čia yra labai svarbi dovana ir dovana jums. Gerai? Tvarkoj, tos nugalėtoja. Ne Dovilė, bet vardu Agnė. Agnė, ateikite čia. Agnė, iš kur jūs esate? Iš kito rajono. Nunešėt pagrindinį prizą iš kito rajono. Iš kur? Iš Poliso. O jūs kaip sužinojote apie šitą šventę? Gerai, čia jums atitenka iš būsimos direktorės Baltikumo rankų antros vietos apdovanojimas. Pabūkit, nes nusipaveiksluoti reikės visiems. Ir pirmos vietos nugalėtojas. Jūsų plojimai, ovacijos, aš žinau, kad nieks lietuvių nesidžiaugia, Tomkas laimi 2000 eurų. Tai 2000 eurų vertės internetas pats greičiausias. Jūs turėsit vieną iš greičiausių interneto, 8 gigabitų, teisingai sakau, 8 gigabitų. Praktiškai filmas per 2 sekundės parsisiūs. Iš kur jūs? Iš Klaipėdos. Vardas? Saulius. Sauliau, ar čia šito rajono? Anksčiau gyvenau čia netolies Elksnyniai, dabar Mogiliovė. Jau kaip atvykot, sužinojot, ar pro šalį ėjot? Žmona pamatė. Ir atėjot vakare, tiesiog vakarienę čia suvalgyti. Aš tikiuosi, kad... Kiek yra iš Reikjaviko 13 namų gyventojų? Pakelkit rankas. Tik labai mažai. Kodėl tiek mažai? Ne, čia negeriausia? Ačiū labai. Geriausia. Turim ne vieną kėlit ateit. Gerai? Geriausios kėdės konkurse. Dėkit specialiai visai bendruomeniai, kad žinotų, kad jūs esat iš šito rajono. Gerai? Ačiū labai. Ačiū jums.
Mūsų parke Šardininkų įvyko labai smagiai, daug žmonių, iš tikrųjų pasižiūrėkime, kiek susirinko pasižiūrėti filmą ir sudalyvauti konkursuose Baltikume ir Žvejų rūmuose organizuotame renginyje. Ačiū visiems, kurie atėjote iš tikrųjų ir gal tai ką. Gražaus vakaro visiems.